kaip mes apie tą kalbėjom apie rinkimus, ten, Šimonytė prieš Nausėdą. Jo, nu, kai pagrinde balsuoja pagyvenusios močiutės ir pagyvenę vyrai, tai moteris tos žiauriai nekentė Šimonytės, senmergė be vaikų ir žiūrėk, kaip jin atrodo, ten nepykanta belenkokia kitai moteriai, tarkim, jokio to moteriško solidarumo nėra. Vyrai tai aišku, už tą kažkokią bobą balsuoti, kai va Nausėda yra. Bet jo, ir kriterijai aukštas ir gražus, o ne ta senmergė. Nu, tipo, yra labai daug seksizmo visuomeniai ir labai daug nepykantos moterim net iš kitų moterų. Ir gal su laiku tas šiek tiek keitėsi, ypač su jaunesniam kartom, kur kažkiek to solidarumo yra. Ir dabar tikrai jo kažkiek yra. Kur ten ir už tos influenceris, pamiršau, Vita problema? Kokia ta? Goda problema? Ne. Ta komikė, Vita, kur jinai dabar kūrė, nu, labiau apie tos narkotikus ir apsvaiginimus. Vita Žiba, jo, sorry, aš sujungiu, man atrodo, du skirtingus žmonės. Jo, Goda problema yra visai kitas žmonės, nesvarbu. Bet jo, jinai dabar, nu, ir turi daug moterų jos pusėje, aišku, daug kritikuoja, bet čia visą laiką bus, bet tipo, tas solidarumas kažkiek. Visi feminizmo bangos, Me Too movementai, kaip ir normaliai. Tipo, šiek tiek atsirado, bet ir turime ir pletkose, kur tiesiog gyvenimu nepatenkintos, nieko nepatenkintos iš tikrųjų moteris, atrodo, ieško visą jų guilty pleasure, net ne guilty pleasure, tai tiesiog urodai yra, ne žmonės. Tiesiog stumtant moterų, visų, ar žymios ar nežymios, ir tiesiog griauti ten galingesnių ar, nu, žymesnių ar kažką pasiekusių moterų ten gyvenimus, reputaciją aptarinėti, nu, tai tiesiog žema, aš nežinau. Tai to solidarumo, sakau, net iš moterų dabar daugiau, bet nėra tiek daug. O tai, kad vyrai, aišku, ne visi vyrai, bet nežinau, kokie šitoje laidoje šnekės, kol kas nesutariau gero įvaizdžio apie šitos vyrus, kaip jie šnekėjo, bet šita laida, nu, yra šita laida, televizija. Bet jo, nežinau, aš nežinau, kur moteriam to prieglobsčio rasti, tipo. Vyrai arba išpis, arba grūmins, kai tau 14, arba į salą nusisklaidins, ir tada tave kaltins, nes tu kurva, ignoruodami tipo tai, kad ne, pala, tai tu sukūri visą tą paklausą šitą industrijai. Tada moteris gal solidarumo šiek tiek parodys, arba tiesiog tave irgi kurva vadins, ten ar iš pavydo, ar iš 100 kitų priežasčių. Tai ir maždaug tu neturi prieglobsčio niekur, tipo, pasaulis tiesiog nekenčia iš visų pusių, tai sėkmės maždaug.